Sveikučiai! Šiandien mano kamade ypatingo skonio kugelis, kuris iš esmės turėjo būti kažkas kita. Yra tokie specifiniai bulviniai blynai, kurie yra kepami ant kopūstų lapų. Jie yra vadinami bandomis dzūkiškai, o skonis yra ypatingas. Tai pradžioj pasidarau tiesiog tokius indelius iš kopūstų. Kuriu kepsninę ir kaitinsiu ją iki maždaug 190–200 laipsnių Celsijaus. Kol kepsninė kaista, reikia pasidaryti tarkį ir aš dedu ne tik druską, bet ir juodus pipirus, taip pat džiovintus svogūnus, džiovintus česnakus ir krapus. Darant tokius blynus ant kopūstų lapų, aš dedu maždaug trečdalį virtų bulvių ir likusią dalį tiesiog bulvių tarkio. Bulvių tarkiai dar papildomai nusunkiu šiek tiek, nuspaudžiu tas sunka, bet atgal sudedu krakmolą, kuris lieka, tai reikia tiesiog palaukti, kol šiek tiek išvarvės, galima truputį paspausti su kokiu šaukštu ir po to dar palaukti, kol nusistovės tas krakmolas. Kadangi pavasaris, tai parduotuviai bulvės yra tokios, kokios yra ir jau iš karto matau, kad tikrai labai mažai turi jos krakmolo. Tai reikėtų rinktis bulvės, kurios yra tinkamos cepelinams, kurios turi didelį kiekį krakmolo ir tokiu atveju yra tikimybė, kad jums gausis geriau negu man. Tai sudedu atgal krakmolą, taip pat įdedu prieskonius sausus visus, viską išmaišau, kartu dar įmaišau ir tų virtų bulvių, tai yra bulvių košė iš esmės, ir viską gerai išmaišau. Per tą laiką anglis įsidega, tai dedu tiesiog sistemą ir deflektorių vieną ir kepsiu tiesiog ant grotelių padėdamas. Man šiuo atveju reikalingas tiesiog deflektorius tam, kad labai nesviltų apačia. Ir kadangi kepimas bus gana aukštoj temperatūroj, tai geriau jį dėti aukščiau. Na labai jau aš norėjau tų blynų ypatingų ir tikrai pavasaris nėra pats geriausias laikas. Tai tiek kopūstas labai skyla, sunku iš jo padaryti tokius indelius sandarius, tai dedu dar papildomai kopūsto lapo, kad uždengti skylės. Ir reikia juos tiesiog padengti tokiu sluoksniu maždaug apie 1,5–2 cm storio, labai storų nereikėtų daryti, nes labai sunkiai keps. Kai jau kepsninė pilnai įkaista, tai reiškia, kad jos temperatūra stabilizuojasi ties maždaug 190 laipsnių, galima pradėti kepti. O kadangi mano kopūsto lapai pakankamai skylėti, tai dar dedu nulašėjimo indą, kad tiesiog mažiau prisviltų, prilašėtų ant to deflektoriaus. Į mano kamadą telpa šį kartą 3 tokie blynai, nes pakankamai didelius juos padariau, bet jeigu kopūstas yra mažesnis, galima sutalpinti ir daugiau vienetų. Man taip kepant blynus labai patinka truputį įdėti medienos, kad būtų šiek tiek rūkytas švelnus skonis ir dedu į apačią, kad dūmas būtų kuo švelnesnis. Tokie blynai kepa 190 laipsnių temperatūroje maždaug apie 40–45 minutės, tai maždaug įpusėjus kepimui aš juos tiesiog apsuku kita puse, kad tolygiau iškeptų iš visų pusių. Apsukti galima ir kelis kartus kepant, priklausomai nuo to, kaip kepa reikia žiūrėti. O toliau stengiuosi palaikyti pastovią daugmaž temperatūrą apie 190 laipsnių, gali būti jinai ir šiek tiek aukštesnė. Praėjus maždaug 50 minučių blynai jau yra iškepę, bet konsistencija manęs nedžiugina, kadangi vienu metu jie yra ir tokie trapūs labai, ir kartu dar tokie pakankamai drėgni, turi daug drėgmės labai. Tai galbūt dar galima buvo pakepti juos ir ilgiau, bet vis tiek kitas etapas turėtų būti inde patroškinant kartu su spirgais. Tai nukrapštau kopūstą ir supjaustau gabaliukais tuos blynus, taip kad galima būtų juos sudėti į ketaus indą ir papildomai užpilsiu spirgais. Kaip dariau spirgų padažą nenufilmavau, bet iš tikrųjų tai yra tiesiog šoninė supjaustyta, rūkyta šoninė, ir tiesiog pakepta ant lėtos ugnies, kad šiek tiek tie riebalai išsilydytų ir supjausčiau ją pakankamai stambiai. Spirgai gavosi labai gardus, bet pačių riebalų nėra tiek daug. Tai viską tiesiog užpilu ant tų blynų ir dar patroškinsiu truputėlį kamadą, šiek tiek gal žemesniai temperatūroj, kad viskas gerai įsigertų ir dar truputį priskrustų tie blynai. Kamado temperatūrą dabar stengiuosi palaikyti ties maždaug 180, gal 170 laipsnių. Kadangi įdėjau šaltą indą, tai pakankamai ilgai man čia viskas kaista ir matau, kad apačia po truputį šiek tiek priskrudinėja, bet nėra per daug to didelio kepimo.
Dar papildomai pagalvojau, kad reikėtų apversti ir tikrai konsistencija tų bulvių nėra gera, bet turiu sprendimą. Tai tiesiog apversiu viską, išlyginsiu ir pakeksiu kaip kugelį dar papildomai, kad priskrustų gerai. Tai nors ir viskas ne visai pagal planą, bet rezultate vietoj skanių blynų gausiu skanų kugelį. Kai jau indas pilnai įkaista, tai tikrai prasideda intensyvus gana kepimas ir reikėtų žiūrėti tiesiog, kad per daug neprisviltų. O nuimti galima dar ir šiek tiek anksčiau, nes įkaitusiam indui atvėsti reikia gana daug laiko ir dar viskas kepa nuėmus pakankamai ilgai. Uždegu dangčiu ir palaikau dar kokią 15 minučių. Na taip, šį kartą nesigavo taip, kaip planuota, nes turėjo būti tokie blinukai, kurie yra pakankamai tvirti ir tokios visiškai kitokios konsistencijos, bet gavosi labai skanus kugelis. Verta pabandyti, bet reikia pasirinkti teisingai bulves. Skanaus ir iki kito karto.